Ar kada susimastėte, kas gyvena jūsų kūne? Be milijono gerųjų bakterijų mūsų kūne taip pat gyvena kenksmingi mikroorganizmai. Virusai, parazitai, grybeliai ir bakterijos. Kartais šių įsibrovėlių skaičius išauga ir sutrikdo mūsų žarnyno pusiausvyrą. Ką tai reiškia mūsų sveikatai? Pirmiausia, pradedam jaustis energijos trūkumą. Sutrinka miegas, nuotaikų svyravimai. Taip pat atsiranda odos problemos, bėrimai, virškinimo sutrikimai, vidurių užkietėjimai ir kiti nemalonūs simptomai. Visa tai prasideda nuo žarnyno, nuo tos vietos, kur gyvena didžioji dalis mūsų imuninės sistemos. Jeigu žarnyno mikroflora yra išbalansuota, organizmas tampa pažeidžiamas ir neatsparus ligoms. Ką daryti? Pirmiausia, turime suprasti, kad sveikata tai yra visuma. Ji priklauso nuo to, ką valgome, kaip judame, kokia yra mūsų emocinė būsena. Norint atkurti žarnyno pusiausvyrą, labai svarbu yra mityba, valgyti daugiau skaidulinių medžiagų turinčius maisto produktus, vaisius, daržoves, pilno grūdo produktus. Gerai pasirinkti vartojamus maisto papildus, taip pat vartoti gerųjų bakterijų. Ieškoti būdų, kaip sumažinti stresą ir atsipalaiduoti. Leiskite, kad parazitai ir bakterijos valdytų jūsų gyvenimą. Kitės veiksmų jau šiandien ir susigrąžinkite savo sveikatą. Pradėkime nuo paprastų ir mūsų organizmui suprantamų žingsnių. Tai yra sveikatos koncepcija, į kurią svarbiausiai įeina žingsniai, tai yra žarnyno valymas ir antiparazitinė antivirusinė programa. Toliau jau sekantis žingsnis, kuriuos pasirinksite jūs patys, kad mūsų vidus būtų švarus. Toli ši informacija, nežinai nuo ko pradėti, ką daryti, ką pasirinkti. Rašyk man domina, o jeigu turi savo aplinkoje pažįstamų, kuriems taip pat linki sveikatos, būsiu dėkinga už pasidalintą informaciją.